Dabar atvažiavo montuoti šilumos siurblių, jau šį vakarą galbūt namas bus ūkinis šildomas. Labą dieną. Sveiki, Vytrai. Ar lengvai radot? Nu, sunkiai, bet šiaip netai Čia pasiekėm. kaip Aliaska, žinai, čia reikia galvą pasukti, kaip Nu, atvažiuoti. taip, bet va. Pristatau mūsų partnerius, Saulės broliai. Labai gražus pavadinimas. Labai gražus, tai jie yra mūsų patikimiausi partneriai, jie montuoja mūsų šilumos siurblius. Tai šiandien jie jums irgi sumontuos ir perduosiu juos į jūsų rankas. Labą dieną, Saulės broliai. Labadiena, gavom užsakymą jums įrengti šilumos siurblį. Tai čia sudėtingas dalykas, ar? Čia yra kruopštus darbas, bet tikrai nesudėtingas. Tai čia tas mano kampas, kur numatytas šilumos siurblį. Aš tų terminų išmokau naujų, čia kolektorius yra. Kolektorius, labai Vandens, kur viskas atvesta. Parodykit. Taip, viskas surinkta, matau. Šiluma pareis iš laukinio bloko dujomis ir čia mes pastatysim vidinį bloką, kuris vers iš dujų šilumą ir perduos jūsų vamzdelius ir tiesiog tokiu būdu šildys namą. Kaip suprantu, duobė reikia maždaug kastuvo Per gylio. kastuvo gylio reikia paruošti žvyrą, patrombuoti, kad būtų kur lengvai drenuotis, nereikia nieko betonuoti, tai pigu, paprasta, kiekvienas gali pasidaryti. Ir jums bus mažiau ledo ir jisai greičiau susigers į žemę. Tai aš tada einu ieškoti karučio, O kastuvo mes žvyro. einame į vidų pradėti darbas viduje. Gerai, dirbam, brigada. Metras. Ant žemės lengva braižyti. Ir kasam tą kastuvo gylį. Tikiuosi, žemė bus minkšta. O jie. Tas jau yra gerai. Mažai vieno. Pasidarė karštą. Kartais žmogus naiviai tikisi, kad kai išlygins, daugiau kažko nereikės. Čia svarbiausia savo per nagus neužvožti. Naujas vištų kaimynas. Čia ir vėjas pūs. Nu, bus joms karštą vasaros dieną ventiliacija. Labai paprasta buvo. Tik viskas jau veikia. Taip. Jūs tiesiog įjungiat, užsidega žalia knopkė ir jisai tiesiog pradės veikti automatiškai. O čia išjungiat. Ir viskas. Taip, aš jums įteiksiu kambario tėvą, kurį vadinu. Taip. O jis yra kambario pultelis, kuris reguliuojasi tiesiog paspaudžiat. Aukštyn žemyn. Aukštyn žemyn, karštyn kiek vėsin. norit. Programuoti nieko nereikia, jūs nuspaudėt, pamirksėjo, užsiprogramavo 22 laipsniai, rodo dabar 16 ir pradės šildyti. Pasieks 22 laipsnius, išsijungs ir viskas. Ir viskas? Taip, ir viskas. Labai paprasta. Taip. Viskas, man belieka nustinkuoti sienas ir jau keltis čia gyventi vis dėlto į tą ūkinį pastatą, nes vis labiau man širdis linksta. O dabar, kai bus šilta, aš manau, kad jūs tą paskubinsit dar labiau. Gerai, ačiū Arūnai. Ką, iki malonaus, sėkmės. Sėkmės.